Parodysiu, kaip jūsų namie atrodys visas procesas, kai Getbex'e išsirinksit trumpą pneumatinį šratukai šaudantį ginklą. Tai pirma, išimsit jo dėtuvę ir į tą dėtuvę prikrausit tiek šratukų, kiek norit. Jeigu neklystu, tai čia telpa 18 šratukų. Yra ir kulkeliam šaudančių variantų, bet šratukai žymiai populiaresni, nes jų tiesiog telpa daugiau į pistoletų dėtuvės ir žmonės mėgsta šaudyti daug. Šitam konkrečiam glokui galit nuimti galinę rankenos dalį, ne tik galit, bet ir turit. Nes toj galiniai daly yra specialus įrankis, kuris yra skirtas atlaisvintą vietą, kur statosi CO2 balionėlis. CO2 balionėlį turit pradurti, kad susidarytų slėgis jūsų visam ginkle. Jūs įstatot tą CO2 balionėlį, ten pačiam gale yra adatėlė. Įstatot tą balionėlį ir su tuo įrankiu tiesiog priveržia tą balionėlį, iki kol prasiduria balionėlis ir susidaro slėgis jūsų ginkle. Nes CO2 dujos yra tai, kas varo šitą ginklą. Įdėjus balionėlį, uždedat atgal rankeną, įsistatot šratus. Būtinai pasirūpinat saugumu, nes bent jau šaudant su kulkelėm į kulkų gaudyklės, kulkelės taip neatšoka, bet šratukai labai mažai deformuojasi ir kadangi jie apvalūs, jie labai mėgsta rikošetuot, dėl to būtina saugot akis. Ir tada, pasistačius kulkų gaudykliai kuo saugesnė vieta, kiek tik įmanoma jūsų namie ir kur jūs šaudot, jūs pramogaujat.